Sveiki visi, Ruslanas su jumis, jūs esate imuninė sistema kanale. Imuninė sistema tai yra jūsų imuninė sistema, visas šarvas, kuris apsaugo mus visai dienai. Bet jeigu norit būti energingi, išlikti energingi nuo ryto iki vakaro, mes vartojam tokius produktėlius kaip mumijus ir akmens aliejus. Akmens aliejų vartojam iškart ryte, pusvalandį prieš valgį. Tai išsitirpinam. Žiūrėkit, akmens aliejus, tai jisai nieko neturi bendra su aliejum, nes to žodžio aliejus. Bet kai ištirpsta, tai yra mineralinė tokia medžiaga, veikianti ląstelių lygmenį. Žodžiu, atsijaunina ląstelės membraną ir panašiai. Tada kitas produktas yra mumijus. Šiladži dar kitaip vadinamas. Aukščiausia kokybė yra mumijaus toks kaip plastelinas. Mato čia vakuume, plastelinas, juodas ir blizgus. Tai yra pagrindinės savybės, toliau kvapas ir skonis. Nes kiti pavydalai jau tokie yra, kaip čia pasakyti, vandeningi. Šitam mumijui yra 5 procentai drėgmės. Išlaiko visas bioaktyvės medžiagas ir panašiai. Supakuotas kalnuotose tuose mūsų vietovėse, išvalytas su kalnų šaltinio ledynų, kalnų šaltinio ledynų vandeniu. Va taip. Tai kai aš važiuosiu, ten darysim tokį eksperimentą ir pabandysiu jums sukurti video, kaip mes jį padarom. Yra labai daug mumijaus variantų. Jeigu skystasis, tai viskas aišku, tai gali būti ir tikras, gali būti ir 100% tas mumijus, bet jis yra vandeningas. O vandeningas tai reiškia, kad jis labai greitai rūksta. Ten tokie burbuliukai pradeda atsirasti ant to mumijaus ir panašiai. Oksiduojasi, pritraukia tos tokios neigiamas energijos. Čia, kai jūs gaunat jau supakuotą tuose kalnuotose vietovėse, kur yra pakankamai švarus, netgi turbūt švariausias oras visoje planetoje aukštai. Ir jūs patys jau jį galit, kaip pasakyti, laviruoti su juo. Jau niekas kitas jums jo neprigadins. Tik tais jūs. Tai va, tokiuose pakuotėse ateina, jūs išsitraukėt, įdedat į šaldiklį ir po kokį 10 minučių išimat, tada jis toks atsilupa lengvai, be jokių ten prilipimų. Ir tada įsidedat į kokį nors stiklinį indą ir kad būtų užsukamas. Ir laikykit kažkur tamsioj spintelėje, ne kažkur ne ant saulės spindulių. Tai va, tai atsigaus nuo mumijaus, atsigaus energija, tai yra pagrindinė tokia savybė, bet kas dar labai gerai, kad mumijus turi fulvo rūgštis ir tos fulvo rūgštis padeda įsisavinti kitus mineralus, vitaminus. Tarkim, aš, kadangi daug dirbu tokį galvotą darbą, daugiau negu fizinė, tai man žiauriai smegenims reikia deguonės, reikia tokio stiprumo B12 vitamino. Tai va, chlorela yra, šitas arba spirulina yra vienas iš geresnių, geriausiai tiksliau. Chlorela geriausia, spirulina antroje vietoje. Tie dumbliai jūros, kur mumijus, šitie fulvo rūgštis padeda greičiau įsisavinti tai ląsteliai. Tuos visas medžiagas, kaip B12 ir panašiai. Tai va, tai po 15 minučių, kada mes pavartojam akmens aliejų. Akmens aliejus tai ten iš vis yra. Jisai, jeigu mumijus 7, tai yra 4 iš 7 balų, tai akmens aliejus 7 iš 7 pagal Tibetą vertinamas ten tų visų natūralios medicinos ekspertų, gydytojų, taip galima vadinti. Bet jo žiauriai reikia daug. Tai kadangi jis yra ypatingai brangus, sunku jį gauti, susidaro irgi tokiomis ypatingomis sąlygomis aukštai kalnuose. Ir
Ir yra irgi technologija, kuri jau tūkstančius nešasi savo tą tokią žinią iš kartų į kartą, kaip jį išvalyti, kaip jį padaryti, kad visi mineralai išliktų ir būtų toks energingas, gyvas. Mumijus yra, kaip čia pasakyti, jis komercializuotas daugiau, ne, tos produktas. Aš buvau labai toks, kaip pasakyti, kvailas. Kai aš pradėjau tik tai su profesionaliais sportininkais, norėjau jiems suteikti to gyvybiškumo, to greito atsistatymo, energijos per natūralų produktą, be jokių chemikalų, ten pre-workoutų ir panašiai. Ir kai aš pradėjau, aš daug dalykų dar pats nežinojau, bet aš turėjau labai gerą draugą ir kolegą, kuris man padėjo surasti tą aukščiausios kokybės mumijų. Tai realiai netgi buvo pas mus gamyboje atvažiavę iš Mongolijos, išsivežti, ten toks valstybinis buvo projektas ir jie norėjo tą mumijų padaryti būtent tokį, koks jisai gaunamas pas mus. Bet žinot, kas buvo, jie nutraukė tą projektą vien todėl, kad pasakė, mes tiek daug kaip čia pasakyti, neužsiimsim ir taip perka. Tai žodžiu, komercializuotas, sintetiniai filtrai, vyksta greitas valymas, tie visi filtrai, kurie yra pramoniniai, jie greit pravalo, greitai išvalo šitą mumijų, bet išvalo ir nemažai naudingų medžiagų. Tai koncentracija plastelinas, jisai jau per niekur, tu tik tais rankiniu būdu tu gali kaip nors jį supakuoti. Ir nėra jokių technologijų, kad tau neprilašės, tai kiek reikia ten užkiš visas triubas ir panašiai, ir nepridarys jo. Daug tai rankinių būdų, jo daug tikrai nepasidaro. Ir mūsų gamyba, ten tik tai 3 yra kalnuose tokios vietos, iš kurių suneša būtent į mūsų gamybą. Tie, kas anksčiau patys lipdavo į kalnus, kopdavo ten ieškoti to mumijaus parsinešti, iškeliavo į miestus, jie būtent pas mus užsakinėja, nes jie žino, kad čia yra pati geriausia, aukščiausia kokybė ir bioaktyvi ta medžiaga. Ir kuo jis, kada jau yra per kietas, ten milteliai, tabletės, dar kažkas, tai už vis ten yra ten 9 vanduo nuo kisieliaus. Bet ir su derva, jeigu jinai yra skysta, reiškia ten daug daugiau vandens, neaišku koks tas vanduo ir panašiai, daug dalykų, tada oksiduojasi, ten rūksta, žodžiu, daug visokios tokios neigiamos. Ir kada jis jau atskiestas, lieka daug mažiau tos veikliosios medžiagos, nes tam plastelinė yra daugiausia veikliosios medžiagos. Ir jūs gaunat maksimaliai iš to. Yra dar vienas toks dalykėlis, kad plastikė. Tai yra maistinis plastikas, kol atkeliauja iki mūsų, tik tais yra. Jisai, nes mes jo neturim kažkur sandėliuose, ten prisisandėliavę, ten laikom porą metų, ten kažkokie galiojimai ir panašiai. Jis atkeliauja greitai, bamti kamerą, išsitraukiam ir į savo stiklinį indelį. Tai jis ten nespės jokio ten to mikroplastiko prisigerti ir panašiai. Kadangi mes kartais įdedu reklamą, kada pas mane jau žiūriu, ten truputį liko. Jau visi apsipirkom, kam reikėjo ten iš mūsų imuninės sistemos sekėjų, draugų, šeimos narių. Ir tada, kas lieka, aš tada įdedu reklaminį postą ir viskas, ten per 2 dienas. Dar net nebuvo tokios reklamos, kur aš 4 dienas išlaikyčiau. Visada greit išjungiu, ten po 2 dienų. Po 2 dienų išjungiu reklamą, kadangi pasibaigė tie produktai. Ir tada vėl laukiam porą savaičių ir vėl gaunam šviežų. Ir visada vyksta tas procesas ir visada gaunam šviežų. Tai dabar, kodėl sakau, kad tokią klaidą padariau, kad tas mumijus vertas tikrai ne 25 eurai. Tikrai ne 25 eurai. Ir jis vertas grubiai, gerai, ten dar dasidės truputį gramų, 50 gramų, tarkim, Dubajai jisai 100 eurų kaip minimum turi kainą. Aišku, ten dar stiklinis tas indas su tokiu mediniu dangčiu užsideda. Jau mes ruošiam tą produktą. Kinijoje jisai kainuoja
irgi 50 gramų 150 eurų. Tai rinką aš prasityriau ir galvoju, kodėl aš čia turiu taip per daug reklamuot, kišti per prievartą tą mumijų ar tą akmens aliejų, kada yra grupė, jūsų atsiliepimų grupė, kur nieko aš ten nepridėjau, aš net neprašau jūsų, kad jūs dalintumėtės ten su kažkuo, jūs patys tiesiog iš tos energijos man patys rašot ir patys dalinatės tais komentarais, kaip jūsų savijauta keičiasi ir panašiai. Sudėtingos lygos su akmens aliejum daug padėjo žmonėm ir panašiai. Tai va, tai toks video. Ir prieš darbus, prieš valgį, papusryčiausime čia su žmonelė ir lėksime darbus. Tai užsikrauni realiai visai dienai, galima vartoti jos 3 kartus per dieną. Ypač kai kurie sako, kad mažai to poveikio. Žinot kodėl? Todėl, kad konkurencinė liauka, tarkim, miego kokybė žiauriai staigiai susitvarko. Bet tik tais tuomet, kai konkurencinė liauka pradeda funkcionuoti pilnu tempu. Tai reiškia visokių ten chlorų, florų, pastų, dantų atsisakom ir panašiai, tik tais natūralūs tie produktai, kad kuo greičiau nukalkintų tą visą konkurencinę liauką mūsų. Ir tada viskas daug greičiau daug greičiau tas poveikis ateina. Tai va, kas liečia miegą, kas liečia tą depresiją, kas liečia tą tokią blogą nuotaiką, tos energijos trūkumą ir panašiai. Viskas daug kur susiję. Tas produktas, jisai nepridės. Tarkim, jeigu aš dirbu daugiau fiziškai, tai aš daugiau mumijaus. Jeigu protiškai, daugiau ten chlorelą, ten vaistinis drebuluotis yra dar pas mumis. Tai jisai išvys ten dumblės, beveik kaip mūsų visą kūno sandara, tokia sudėtis jo. Tai va, tai yra tie produktai, tai žodžiu pasidalinkit su draugais šito video, labai ten plačiai neskleiskit tos informacijos, bet žinokit, jeigu jūs norite turėti aukščiausios koncentracijos, geriausia 999 praba kaip investicinis auksas mūsų sveikatai, tai žinokit, kad imuninė sistema tokį mumijų turi. Tie, kas yra skeptiški, kas tokie nelabai gaudantis situacijose, tai jūs išbandykit iš tikrųjų ten tuos siūlomus rinkoje visokius kitokius mumijus ir tada ateisit vėliau pas mus, tada galėsit įsitikinti ir įvertinti. Arba atvirkščiai, bet atvirkščiai jau nebesinori kažkaip purvinti to savo organizmo kitais mumijais. Tai va, toks video, linkiu visiems meilės, džiaugsmo, sveikatos, geros nuotaikos ir susitinkam kitose video. Iki.